Kokioje aplinkoje norėtumėte gyventi? Tokioje? Ar tokioje? O ką renkiesi tu? Tai va, man iš tikrųjų didžiausią įspūdį paliko susitikimas su pirmo lietuviško palydovo kūrėjais, kas iš tikrųjų buvo labai informatyvu ir labai naudinga ir labai įdomu. Papasakojo, kaip nuo pačios papratiškiausios idėjos prasidėjo realus projekto vystymas ir taip pat parodė, kaip galima iš paprasto skėčio, paprasto metro pasidaryti prietaisą, su kuriuo būtų galima užmegzti ryšį su palydovu, kas buvo iš tikrųjų tikrai labai įdomu ir matyti tai yra vienas įsimintiniausių susitikimų visoje stovykloje. Man didžiausią įspūdį paliko elektromobilis, kuris yra mūsų ateities išradimas ir tikriausiai jis bus labai naudojamas ateityje, nes jis juk nenaudoja visiškai kuro sąnaudų, pavyzdžiui, ir neskleidžia CO2. Tai, manau, yra labai puikus išradimas. Bet taip pat nepamirškime linksmybių, kurių buvo pilna stovykla. Pavyzdžiui, susitikti su draugais turėjome užlipti 92 laiptelius ir paskutinio vakaro šokį iki ryto. Prisimenat? Prisimenam. Na, pabuvoję chemos stovykloje tapome tikrais mokslininkais ir įgytą žinias bandysime pritaikyti praktikoje. Sveiki, mes esame Siauruko stotyje ir šiandieną paimsime sniego mūsų tyrimams. Paimsime vandens mūsų tyrimams. Sveiki visi! Šiandien mes nustatysime Anykščių vandens kokybę. Taigi, čia yra upės vanduo, čia yra geriamasis iš krano vanduo ir yra ištirpęs sniegas. Taigi, paėmėme upės vandens. Paėmė jo tiek, kad dengtų indikatoriaus linijas. Paėmėme geriamo vandens iš krano. Ir taip pat imame ištirpusio sniego vandenį. Taigi palauksime 1-2 minutės ir sužinosime, koks yra nitratų kiekis vandenyje. Taigi imame pirmąjį indikatorių ir matome, kad upės vandenyje nitratų kiekis yra labai mažas, tai realiai mes jį galime net ir gerti šį vandenį. Ir imame geriamąjį vandenį ir žiūrime, ogi nitratų kiekio jame visiškai nėra, taigi Anykščių vanduo yra labai švarus. Ir imame paskutinį sniego vandenį. Taip pat nitratų kiekis yra tikrai labai mažas, taigi maži vaikai gali jį valgyti. Sveiki, o dabar užsuksime į vietinį upių ir turto valdymo skyrių, kad plačiau sužinotume apie Anykščių aplinkos užterštumą. Esu Inga Žukauskienė, vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, trumpai tariant ekologė, ir esu atsakinga už savivaldybės aplinkos kokybės stebėseną. Tai gal trumpai pristatysiu, ką mes darom ir kodėl darom. Tai, kaip žinia, savivaldybės teritorijoje Anykščių miesto yra suteikta kurortinės teritorijos statusas. Ir įgyvendinant ir rūpinantis sveika aplinka, savivaldybė pasirinko stebėti 3 sritis. Tai yra aplinkos oro kokybės tyrimus savivaldybėje atliekame, paplūdimių vandens kokybės tyrimus atliekam ir triukšmo. Tai plačiau gal norėčiau jums pristatyti paplūdimių ir oro kokybės tyrimus atliekamus savivaldybės teritorijoje.
Tai šios programą pasitvirtinom 2010 metais, 6 metų laikotarpiu ir atliekam tyrimus. Oro kokybės tyrimai buvo atlikti 2 kartus, o savivaldybė oro kokybės tyrimus atliko 14-15 metais. Tyrėm mes kietąsias daleles, sieros dioksidą, azoto oksidą ir benzeną bei lakiuosius organinius kitus junginius. Tai tyrimai buvo atliekami 4 sezonais, tai yra vasarą, pavasario, rudens, žiemos sezonais, po 2 savaitės sorbentų metodų tirti 3 teršalai, tai yra sieros dioksidas, azoto oksidas ir lakūs organiniai junginiai, tame tarpe ir benzenas. Tai tada gauti parametrai buvo ištirti ir nustatyta, kad ribinės vertės neviršijo nei vienam tyrimų taške, nei sieros dioksidas, nei azoto oksidas, nei benzenas, nei lakūs organiniai junginiai. Taip pat šituose taškuose mes tyrėm ir kietąsias daleles. Tai gal trumpai, kaip tai yra daroma, atvažiuoja mobili laboratorija, yra iškeliamas zondas 1,5 metro aukštyje ir kas valandą yra siurbiamas visą dieną oras. Kas valandą ir tada išvedamas vidurkis. Tai kietųjų dalelių parametrai irgi atitiko nustatytas ribinės vertės ir taršos nenustatyta. Tai tarkim, jeigu aptariant šitų metų rezultatus 2015 metų, mes privalom tirti maudymosi sezono metu, tai yra nuo birželio 1 iki rugsėjo vidurio, kas 2 savaitės, tie tyrimai įmami iš kiekvieno paplūdimio. Kas yra tyrima? Tyrima yra žarninio enterokokai ir žarninės lazdelės, tai yra nustatinėjama ir šitų metų rezultatai, tarkim, buvo, galima sakyti, puikus. Rudeninis vienas tyrimas, paskutinis Viešinto ežere, parodė užterštumą žarniniais enterokokais tik tai. Tai pakartojus po 72 valandų papildomą tyrimą nustatyta trumpalaikė tarša. Tai yra ne kažkas, tai tarkim išsiliejo, dar kažkas tiesiog, ar tai galėjo įtakos turėti, tarkim, galbūt čia besimaudančių skaičius rudenį nelabai tinka, bet galbūt kažkas kažką galbūt išpylė, ar galbūt nuotekas kažkokias išleido. Tai trumpalaikė tokia tarša nustatyta ir tyrimas parodė, kad tai ne ilgalaikė tarša, tiesiog trumpalaikė. Tai galim vertinti, kad 15 metais paplūdimių vandens kokybės tyrimai buvo ganėtinai tikrai puikus. Mes esame Anykščių techninės apžiūros centre. Ką galite pasakyti apie Anykščių automobilių užterštumą? Užterštumas, matau, kad nėra ten didelis ir nieko nesiskiria, matomai, nuo visų ten kitų. Nuo kitų rajonų, tai nėra kažkoks tai skirtinis, sakykim, kažkas tai. Aha, o ta prasme, tie automobiliai, kurie į Anykščiuose atvažiuoja technikinę apžiūrą, ar jie maždaug, kiek maždaug automobilių labai teršia gamtą? Tai procentas, kaip sakau, tiksliai tokios neturiu, bet sakykim, kažkoks, galbūt iš 10, iš 20 koks vienas. Toks dalykas, kuris jau nepraeina apžiūros ganai dėl kažkokio kvietimo. Galbūt net iš 21. O jūsų nuomonė tai yra daug, ar? Labadiena, šiandieną pakalbinsime vieną mūsų gimnazijos mokytoją apie jos turimą hibridinį automobilį. Sveiki. Labadiena. Tai kodėl išsirinkote būtent hibridinį elektra varomą automobilį? Dėl to, kad jis yra ekologiškas, puikiai tinka miestui, vartoja daug mažiau kuro, ir galų gale yra techniškai tvarkingesnis. O tuomet ar turi minusų toks automobilis? Sakyčiau, kad vienintelį minusą turi, ypač miesto gatvėse ar gimnazijos kieme, kadangi dažnai aš važiuoju visiškai be garso ir vaikai, jeigu jie eina nusisukę, jie negirdi mano automobilio. Ir tas pats būna ir gatvėse, stovėjimo aikštelėse, tiesiog būna baisu, kad nesimestų man po ratais.
O kokią mašiną vairavote anksčiau ir ar jaučiate labai didelį skirtumą tarp paprastojo ir dabartinio jūsų turimo automobilio? Aš vairavau labai daug mašinų, aš vairavau Mitsubishi Jeepą, vairavau Mercedes, vairavau Audi. Ir Mercedes ir Audi ir Mitsubishi buvo automatinė pavarų dėžė, tokia pat automatinė, tik tai jau dabar nuolat kintanti yra ir mano hibridinėme automobilyje. Skirtumą aš aišku jaučiu. Pirmiausia, tai kokybiškesnis važiavimas, vairavimas, daug didesnė saugumo sistema automobilyje, vėtinimas automobilio, galų gale net ir tas pats išvedimo raktelis, kurio man visiškai nereikia naudoti, daug didesnis saugumas nuo galimybės pavogti, kadangi jeigu automobilyje nėra raktelio, net ir jeigu aš pati jame sėdžiu, aš neužsivesiu šitos mašinos. Kaip manote, ar ateityje visi vairuos būtent tokius elektravaromų automobilius? Aš manyčiau, kad tai būtų geriausias sprendimas šiuolaikinėme pasaulyje ir tai iš tikrųjų padarytų pasaulį ir švaresnį. Kita vertus, mes išsivaduotumėm nuo tų amžinų naftos karų, nuo to amžino susierzinimo, kad štai valstybės kariauja vien dėl to, kad naftos turi arba ne. Net ir valstybės turtingumas priklauso nuo to, ar jinai turi tos naftos ar ne. O elektra iš tikrųjų išvalytų pasaulį. Ir dar norėčiau paklausti, ką jums reiškia švarus ir grynas oras? Tai iš tikrųjų tai yra visas gyvenimas. Galbūt dėl to aš ir pasirinkau gyvenimą Anykščiuose, o ne Didmiestyje, ne Vilniuje, ne Kaune, ne Šiauliuose, kuriame šiaip jau gyvenau ir mokiausi, nes Anykščiai ir pasižymė būtent oro švarumu ir aš nenoriu jo teršti per daug. Ačiū labai už atsakymus. Prašom. Sveiki, esame Jono Biliūno gimnazijos mokiniai mokslininkai ir šiandien norėtume aptarti savo tyrimo rezultatus. Oro ir vandens taršą vertinčiau 5, kadangi, manau, Anykščiuose yra tikrai minimali. O 4 skirčiau vaizdinį ir garsiniai taršai, kadangi, manau, kad kaip ir kiekviename miestelėje pas mus galima rasti šiukšlių. Oro taršą vertinčiau 5, vandens taršą taipogi 5, nes padarę tyrimus išsiaiškinome, kad vanduo yra švarus, taip pat ir upės vanduo, ir upelio vanduo, ir sniego tirpsmo vanduo yra švarus, o vaizdinę ir garsinę taršą vertinčiau 3, todėl kad ir mašinos skleidžia garsus, taip pat ir šiukšlių yra labai daug, kaip ir kiekviename mieste. Aš pradėsiu nuo didžiausių, tai vandens taršos, vertinu 5, todėl kad padarėme tyrimą ir pamatėme, kad Anykščių vanduo yra praktiškai visiškai neužterštas. Tuomet oro tarša vertinu 4, todėl kad Anykščių centre stovi vyno gamykla, kuri tikrai rudens laikotarpiu pakankamai stipriai teršia orą. O vaizdinę ir garsinę taršą vertinčiau taip pat 3, todėl kad vėlgi ta pati Anykščių vyno gamykla, kurioje dabar atsidarė biokuro katilinė, jinai teikia labai didelį garsą, ypač naktimis. Taigi, geriausią balą gavo vandens tarša, todėl kad Anykščiuose vanduo yra beveik neužterštas. Šiek tiek prašiau atrodo oro tarša ir dėja, bet vaizdinė garsinė tarša atrodo prašiausiai. Bet vis dėlto Anykščiuose gyventi gera! Kaip saulė leidžia saulėdama gera, kaip po langais dainuoja sutema. Ar nebūtų geriau, jei šiuo metu man padainuotum dainą tu man dainuotum tu. Gera, kaip baltas mėnuo kyla palengva. Gera, kai skruostą glosto vakarą.
Добрый день. Такі висоцелістя від не представити Москвію. Korne, varyk iš man vaizdo, kad man nebūtų. O tai važiuoja elektra. Nu tai gal. Tai gali vienos kitos. Nu tai kad Kas tas gėdėsininkas buvo atvažiavęs ir koks tai? Vandenilis. Na, gėdėsininkas. Ne, tai geriau gali sakyti, kad va, elektromobilis Leido pasižiūrėti už vairo pasakyti. Man irgi paliko įspūdį tie du. Šis dabar aš. Gerai. Pirma. Na, man labiausiai patiko elektromobilis, kuris yra mūsų ateities išradimas, manau. Juk elektromobilis tai net nenaudoja kuro vis... Man labiausiai, man didžiausią įspūdį paliko elektromobilis ir neskleidžia CO2, tai manau yra labai puikus išradimas. Ką tu dar negalvoji? Bet nepamirškime ir linksmybių, kurių buvo taip. Bet